Sveiki visi! Sveiki. Šiandieną mes esame prie jūros. Kaip vadinasi ši jūra? Seaholm? Ar taip? Pamiršau pavadinimą, kur esame. Važiavom, žodžiu, beveik 4 valandas ir mes čia esame su tikslu. Kur tu pabėgai? Nes radau mūsų tikslą. Mes čia atvažiavome huntinti kristalo, o tiksliai mes čia ieškosime jūros stiklo, kuris susikuria natūraliai, o Anglijoje jo galima rasti labai daug. Anglija tikrai yra turtinga šiais brangakmeniais ir mes šiandieną ieškosime jų šiame paplūdimyje. Aš gal net taip išsireiškiau, sakydama, kad šis stiklas susiformuoja natūraliu būdu. Ne, tai yra išmesti stiklo gabalai, buteliai ir panašiai, bet per daugybę metų, tai užtrunka šis procesas maždaug 20–100 metų, kol šis stiklas atrodo nupoliruotas ir jeigu rasime, mes jį jums parodysime, ko mes tiksliai čia ieškome. Ir šis visas procesas vyksta jūros pagalba, jūros bangos, smėlis, akmenys poliruoja šį stiklą. Stiklas patiria metamorfozę, jisai pakeičia savo cheminę struktūrą ir, sakykime, iš šiukšlių iš esmės jis pavirsta į lobį, į jūros perlą. Tai ką keliaujame ieškoti ir parodysime tiksliai, ko mes šiandieną ieškome. Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis natūralus jūros stiklas. Pamečiau. Aš tai atgal pasiimu. Dar vienas guli štai čia. Jisai jau yra toksai šviesesnis. Labai gražu. Nuostabu. Iš tiesų šiame paplūdimyje jų yra labai daug. Daugybė žmonių netgi jų ieško, kiek pastebėjome. Šičia mažytis. Čia jau yra mineralas, kiek galiu atpažinti iš struktūros. Pasiimsime ir šitą. Va, dar vienas jūros stiklas, tik tai žalias. Ieškome toliau. Jūs tik pažiūrėkit, kokį gulantį gražuolį čia užmačiau. Koks didelis ir nuostabus. Šitas toksai į melsvumą atspalvis. Jų galima rasti baltų, žalių, melsvų, raudonų. Pažiūrėkite, kokį didelį radau. Ar matote? Vau, koks grožis. Dar vienas. Nuostabu. Žiūrėkit, kokius radau nuostabus spalvų. Iš namie grįžę parodysim tiksliai, ką mes čia radom, kokių turtų. Myrai, ką tu radai? Kažkokį blizgų akmenuką. Ką dar? Nežinau, kas čia yra. Visas grožis, žodžiu. Ką ten pašnekino tie žmonės tave? Ar tu juos pašnekinai? O, mūsų vanduo seka. Sakė, kad kažką tokio panašaus į šitokią dydžią pardavė už 24 svarus. Tai šitie žmonės turi kaip hobį. Ir sakė, ateina čia kiekvieną dieną. Jo? Jo, ir sakė, čia yra geriausia pakrantė, kurioje įdomu rasti. Jo, nes sakė, ten toliau, ten sakė labai sunku prieiti, bet irgi kažkas tokia pat. Yra, ar ne? Bet čia yra lobis. Šiame paplūdimėje yra pilna lobių. Va, netgi matau čia. Guli jūros stiklas. O iš jų kokį grožį galima sukurti, net tas žodis, papuošalai, žiedai, apyrankės. Viską. Ir jie sakė, kad reikia kasti. Tai kitam kartui reikėtų kastuvėlių. Jie sakė, visi tie gerieji dalykai yra kažkur po smėliu. Jie sakė, jas reiktų kasti. Šitą spalvą radau netgi panašiai į gintarą labai. Bet čia yra jūros stiklas, ne gintaras. Žiūrėkite, netgi po akis guli dar vienas. Na, ar daug radai? Tu jau kasi, matau, su rankom? Matau su rankom. Aš žiūrėk, kokį grožį radau. Man šitie patinka. Tu tai akmenys reikia pastebėjau. O kol kas didžiausias šios dienos lobis.
kokio dydžio jūros stiklą radau. Gražuolis koks nuostabus stiklas. Netgi dar kelias matau šalia, nedidelius. Čia reikia turėti labai gerą akį juos rinkti. Vyras rado labai retą stiklo vandenį. Ant viršaus yra, matot, raudona, o visas apačioje kaip stiklas. Tik tu radai čia tokia nedidelė dalelė, bet jų galima rasti ir didelių. Reikia pareiti atgal, nes vanduo pradėjo kilti ir paskui, jeigu užtems, mes nebeturėsime kaip atgal pareiti, apart lipti per uolas. Tai skubam dabar. Radai, ką radai? O, koks gražuolis. Skubame dabar praeiti, kad neįstriktumėm. Vanduo labai greitai pradėjo kilti. Nors ten buvo labai gera vietytė mums rinkti tuos stiklo, jūros stiklą. Man atrodo, jau čia reikėsiai, jau čia greitai reikėčiau, jau kai pradėjo kilti, viskas jau per vandenį reikia bėgti. Ai, dabar tai jau gausiu bangą, spėjau greit praeiti, bet jau viskas per vandenį reikia lipti. Jau maža proskina beliko. Spėjau. Einam dabar iki mašinos, pasidėti daiktus, kokių nereikia. Žiūrėkit, kokį radau čia. Paim greitai. Paim žalias kirva. Iškart į akį užkrito. Dar vieną radau, kaip gintaro spalvos. Labai gražu. Ir va čia guli dar vienas. Skaidrus. Vyras ten tolėliau medžioja. Man atrodo, jog vyras rado Jaspero akmenį. Tada labai Oi, saulė kažkaip. Man atrodo, kad čia yra tikrai Jaspero akmuo. Aš čia dar kažkokį grožį radai, o nefokusuojama. Imk savo turtą. Aš dar kol kas dar daugiau radau. Kokią gražią dar kažkokią įdomią kriauklę radau. Ir vanduo vis pabiškertėja dar labiau. Tik pažiūrėkit, kas čia guli. Ar jūs matote? Šiandienos didžiausias lobis, man atrodo, aš čia nefokusuoja šito grožio. Kažkodėl ne... Va, ar jūs matote? Eina savo. Va čia tai lobis šiandienos. Nesitikėjau iš tiesų, kad tiek daug mes šiandien jų rasime. Nepatikėsit, kokį dabar radau, pažiūrėkite. Iš vienos pusės jisai yra morkinės, bet verti kitą pusę jisai yra stiklo, permatomas kaip stiklas. Jos šitos stiklo akmenukus yra labai retas dalykas rasti ir jie yra gan brangus parduoti ir iš jų gaminami yra nuostabūs papuošalai. Va čia tai radinys. Kokius čia radau, tiesiog spalvų gama, žalsvas, gelsvas, balti. Nuostabu. Aš tiesiog negaliu įgrožėti, kiek daug čia jų galima rasti. Gamtos stebuklai. Radau labai rožinį ploną akmenį ir nežinau, kas tai yra, bet labai įdomus radinys. Reikės pasidomėti, kas čia toksai yra. Nefokusuoja kažkodėl. Šito stiklo forma jau tokia pailga, nebe plokščias. Galėtų būti labai gražus grandinėlės kokabukos. Čia dar vieną žalę radau.
Vyras ten tolumo jau pametė savo žmoną. Eina net jau ant tiek užsikabliavęs, kad nebeįdomu, ar žmona yra už galo ar nebe. Labai gražų akmenį dar radau. Viduje yra sluoksniuotos spalvos ir atrodo viduje kaip širdis. Nežinau, ar šitas akmuo turi pavadinimą, reikės grįžus namo pasidomėti. Vienas lobis mažas rastas. Žiūrėk. Akmenų ieškotojai 3000. Lobio ieškotojai greičiau. Ar tai teka čia? Tai vienas. Du vienoj vietoj. Tas biškį atspalviai turi kitokį mėlyną, matai. Šitie yra skaidrus. Radau dar vieną nuostabų grožį. Šitas mažesnis negu prieš tai, bet šitas toks dailus ir gan didelis, toks kaip nykščio dydžio. Nuostabu. Šiame video turbūt išgirsite daugybę kartų, kaip sakau, gražu, nuostabu, be galo nuostabu, bet taip ir yra iš tiesų tokios emocijos šiandieną. Radau dar vieną jūros stiklą, kuriame yra kažkas įstrigę, atrodo įdomiai iš tiesų, tikrai. Toks kaip, nežinau, kaip šiaudas būtų, kaip kažkokia vėlytė įstrigus, nežinau. Parodė, ką radai. Vyras rado mėlynos spalvos, jūs tik pažiūrėkit. Kokio grožio juodai su mėlynu. Va, čia tai lobis. Dar daugiau randa vyras. Jūs tik pažiūrėkit. Pala, įsidėsiu. Gal. Vyras sako, antrą jau rado tokį. Oi, pamečiau. Kaip neina paimti patogiai parodyti. Va, pažiūrėkite, kokio nuostabumo. Matote, nuostabu šitas belekai gražus. Pažiūrėkite, dar vienas. Šitas didesnis, vienas iš didesnių, toksai plokščias labiau. Jūs tik pažiūrėkite. Kas gali būti gražiau? Tai yra jūros deimantai, galima pavadinti. Aišku, kai jos nuplausime, parsivešime namo, jie atrodys žymiai gražiau, kitaip. Ir va ten, kur pirmoje vietoje mes buvom, kai tik atvažiavom nuėję, tai dabar viskas jau yra užsemta. Būtumėm įstrigę vyrai. Ir iš karto atsiprašom dėl garso, nes vėl kažkai mes nepasiėmėm mikrofonų šią kelionę, išvažiavom labai greitai. Štai dar vienas guli ant žemės. Ir kažkaip pastaruoju metu mes su mikrofonais vis pamirštame jau jos pasiimti, kažkaip mažiau pasiėmame telefonus filmuoti, bet yra kaip yra, ar ne? Čia irgi jaučiu užsienį. Gali ir įlysti į uolas. Bet manau, kad iki čia vanduo irgi ateina. Dar žmonės, žmonės dar vaikščioja pro čia. Bet ten jau toliau viskas, jeigu daugiau neina į.
Grįžom iki mašinos, persikeičiau drabužius, batus, nes sušlapėm, sušalom. Ir įsidėjom iš namų mūsų keptą naminį obuolių pyragą su bananais ir pistacijomis. Užkasim, pasistiprinsim ir eisim toliau medžioti. Taip. Jau mes iš tiesų medžiojom tos akmenis apie kokias 2-3 geras valandas. Ir dar neatsibodo. Grįšim su daug turtų namo, man atrodo, šiandien. Iš kur pomidoro gavai? Radau beiną. Man atrodo, tu valgai be manęs pasislėpęs maistą, ne? Grįžom atgal į paplūdimį. Virsik šiandien dar prisidėjo maistą. Kopustukų tušintų su duonytė dar įsidėjom iš namų. Kiek taip nebuvo. Virs pilnas kišenis. Aš sakau, tu slėpi maistą nuo manęs. Pomidorą. Aš tai man tik davė pyrago gabaliuką, o pas prisidėjo maistą. Vaje, vyrai. Na, gal nors įsitraukti? Tu mane stebini. Praeitą savaitę į džymą nusivedė, šią savaitę valgyti nebeduod. Nu, tai kas dabar čia darosi? Nėra pasiaiškinimo, ne? Nu, gerai. Manau, dar valandytė ir jau bus sutemę čia. Bet dar, kol matysim, tol ieškosim akmenukų. Kai renkate visus mineralus, gydomuosius tos akmenis, reikia nebijoti įsimurzinti, nes jų taip paprastai paviršiuje nelabai rasi. Reikia pasiknaisyti giliai tarp akmenų, tarp žemės, tarp smėliuko. Dabar jau nebenoriu sušlapti. Taip, matau vieną. Aišku, galite rasti ir ant paviršiaus, bet visas lobis, visi didieji mineralai slypi giliai žemėje paslėpti. Štai vieną dar radau. Atrodo, štai taip gražuolis. Štai žiūrėkit, vienoje vietoje kiek guli brangenybių. 1, 2, 3, 4 ir 5. Štai. Ačiū Jūra, kad dovanoji mums šitą grožį. Šitas vienas turi melsvą atspalvį, šitie balti. Vyras džiaugiasi, radęs kažką parodė, ką radai. Radai gan nemažą. Tikrai faini. Į mūsų dėžutę maišiuką dedam. Radai kažką nuostabaus, parodyk visiems. Kokią kriauklę radai. Visi pažiūrėk, kokia daili. Parodyk. Eini savo, kokia gražuolė. Čia kriauklė čia. Ir dar čia kiek radai. Nu, man atrodo, vyrai, tu pasivalgiai ir pasitempiai labai gerai šitom paieškom. Atsimerkė, ne iš karto pilna sauja. Radau labai gražios dar žalią akmenį, aš nežinau, irgi taip pat. Ar jisai turi kokį pavadinimą, bet spalva be galo graži ir jisai eis į mano kolekciją. Taip pat dar vienas jūros stiklas. Saulė jau nusileido, po truputį temsta. Vyras vėl mane paliko, pėdina į priekį. Pažiūrėkite, kokį čia radau. Labai nedidelis stiklas, bet baltas ir turi mėlyną viduryje. Be galo gražus. Matote? Va čia tai radinys irgi. Tokius rasti yra labai retas dalykas. Ir kai sukinėjai, jisai atrodo baltas, pasukai vieną pusę, atsiskiria ta melsva spalva, va matote? Labai gražus. Prie mėlyno va dar prisijungia ir kitos spalvos, geltoną radau, žalia ir žinoma balta. Kaip matote, žalia yra tamsesnė spalva ir tokia šviesesnė. Ką tik mačiau tenai didžiulį jūros stiklą, bet Jūra šiandieną sako, ne, tu jo negausi, mes pasiimsim tą stiklą atgal, bangos didelės ir nuplukdė atgal į vandenyną. Jo, nebematau aš jo. Na ką, toks likimas, ar ne? Ir vyras siautėja.
baigė visai jau sutemti. Per kamerą atrodo kažkaip šviesiau negu yra. Jau šisų iškir pavargom ir akis jau nebe taip mato, jau pritemė yra tai. Mūsų pamaina baigės. Įdėsim navukų, nes beveik 4 valandas namo važiuoti, tai laikas judėti, pakuotis ir matau, mes dar čia greit sugrįžtim. Nes mane iš tiesų nelabai eina iškirpti šito pavargimą. Vyras jau visą valandą vis sako, nu jau važiuojam aš. Jau važiuojam. Apsimetu, kad negirdžiu ir einu savo reikalais. Tai ką, susitiksime namie, parodysime, ką radome. Iki greito. Visai prieš išeinant dar žiūrėkit, kokį didelį radau žalią Stiklos jūros akmenį. O ką tu radai? Sakym, išeinam, bet mes dar vis. O, kiek tu daug radai? Gerai, dabar tikrai. Dabar jau tikrai einam. Grįžtant sustojom naktipiečiam. Kava latė, kaip visą laiką. Labai norėjau ananaso, nežinau, bet be galo norėjau ananaso. O vyras Burger Kingą, sako, atakuosiu. Jo, kai realiai... Skanaus mum. Kai net realiai salotas nesugebė dėti, visi muštinį turi pats susidėti viską. Salota šalia. Dar laukia 15 minučių, kol padarys. Dar 20 minučių laukiu. Nusivylęs vyras, susivėlęs, bet... Kitą kartą eisiu pats už kaunterį padaryti. Mums greičiau ir skaniau pasidaryti. Grįžome namo, nauja diena, nusiplovėme visą savo turtą, ką radome, visą savo jūros stiklą ir, kaip matote, radome tikrai nemažai. Pasidariau 3 viename ir galime daryti savo apžvalgą, ką mes čia radome. Pradėkime gal nuo akmenų, ką mes radome. Tai vyras rado Jaspero akmenį. Anglijoje jų galima rasti nemažai, gerai paieškant ir skiriant tam laiko. Tai Jaspero akmuo. Ir dar aš radau akies agato akmenį. Štai. Ateityje šios nupoliruosiu taip pat. Pažiūrėsime, kas gausis iš šviežio natūralaus akmens į švelniai blizgančiai nupoliruotą. Taip, šitas akmuo labai užkliuvo už akies, bet aš nežinau iš tiesų, kas tai yra. Jeigu kas gali atpažinti šį akmenį, palikite komentaruose, nes man dar jo surasti nepavyko, kas tai per akmuo, ar jisai yra kažkuom ypatingas ar ne. Ir kaip rodžiau paplūdimyje, pasiėmiau šitą, taip pat nežinau, kas tai per akmuo, bet man jisai labai patiko. Ir šitą žalias taip pat pasiėmiau dėl spalvos, tiesiog aš iš jo tikrai kažką gražaus padarysiu. Ir dar vienas akmenukas, tai štai čia kas. Ir kaip matote, apačiai jinai yra šio akmuo, o viršuis yra sudarytas iš kažkokių kitokių dalelių. Ir tai yra tikrai, nežinau, nepanašu į mineralus, galbūt tai yra kažkokios fosilijos, bet jeigu kažkas irgi atpažįstate, palikite komentaruose, kas tai būtent yra. Pritrauksiu iš arčiau. Štai taip atrodo, tikrai akį viliojančiai žiūrisi. Tai ką, dabar grįžkime prie savo pagrindinės temos jūros stiklas. Tai didžiausia turtą pavyko rasti, turbūt bus šitas akmuo. Iš tiesų didelių akmenų daug nepavyko rasti. Ir man labai patiko šitas plokščias, lygiai nusipoliravęs vandenyje, matinis stiklo akmenukas. Iš jų tikriausiai darysiu aš kaklo papuošalus kažkokius, tikrai iš šito tikrai, iš šitų dar nežinau. Ateitis laikas parodys. Ir iš ypatingesnių stiklo akmenų, ką mes radome, tai va šitas buvo vienas iš retų, kad viršus jisai yra pastengęs oranžinė spalva.
Tai yra toksai 2 sluoksnių jūros stiklas, kaip matote, ir iš tokių labai yra gražu daryti žiedus. Na, dabar taip netrodo, reikėtų padaryti. Ir nemažai vyras rado mėlynos spalvos, šitas ypač ypatingas, nes jisai turi kelias netgi spalvas, tamsiai mėlyna, juodumą neša, netgi čia eina tokia juosta mėlynumo ir skaidriai mėlynas iš kitų pusių. Taip, kas dar buvo? Man dar noriu parodyti stiklo akmenuką, kuris yra gerai nenusišlifavęs. Tai galime matyti iš šito. Jisai buvo skilęs, kaip mato, šitą pusę jinai yra nusipoliravusi, gan jau neblogai, jau matosi daug metų, daužėsi jūroje, o va šitas jau dar trūksta. Iš tiesų galėjom tokius palikti dar dailintis savo išvaizdą. Ir dar vieną, man atrodo, buvau mačiusi, kad trūko šiek tiek metų, kad jisai būtų tobulas jūros akmuo, bet dabar aš jo nematau. Šitas berods. Taip, šitas. Kaip galite matyti, skilimai, nupoliravimai dar jie nėra tobuli. Galima dar matyti tokius aštrius kampus stiklo. Tai va tokius dar galima tikrai palikti paplūdimyje, neimti. Iš tiesų, kai renki kitas sykį sunkiai pasimato, nes jie yra dar ir murzini. Ir ką dar mes čia įdomaus radome, tai va tokios spalvytės geltonas, šviesiai toksai gelsvai žalias. Įsivaizduoju, kad iš tokių labai būtų gražu daryti auskarus. Ir va šitas yra labai taip pat retas, maža stiklo dalelė. Ant viršaus jisai yra raudonas, netgi bordinis gal sakyčiau, o kita pusė jinai yra skaidri balta. Mėlynų, tas tamsus mėlynas, toks netgi dabar nesimato, nes apšvietimą nelabai kokį turiu iš tiesų. Daug žalių radome ir baltų pagrindę. Tai stiklo gabaliukai atrodo štai taip ir dar pasėmiau parodyti jums, ką labai prieš kokius 3-4 metus rado vyras, kai dar nesidomėjome mes kristalais, akmenėmis, tiesiog nuvažiuojant prie vandens mes pasimdavom po akmenis ir vyras sako, žiūrėk, šitas gražus, man dar jisai nepatiko, sakau, negražus, neimk, bet vyras paėmė ir aš prieš porą dienų, sakau, einu pražiūrėsiu tos akmenis, ką mes iš anksčiau buvome parsivežę. Ir aš paėmiau šį akmenį ir negalėjau patikėti, ką aš pamačiau. Ar jūs galite žiūrėti, kas yra viduje? Tai yra daugybė kristalų. Nežinau, ant kiek jums pavyksta pamatyti. Bandau prikišti kuo arčiau, bet yra daugybė mažų susidariusių kristalų. O kaip atskirti kristalus, tai kristalai turi tą tokią tvarkingą savo vidinę struktūrą. Jie auga, dėliojasi labai tvarkingai, tarkime, eilutė ir eina šalia ir jisai gaunasi, susidaro tokius kaip bokšteliai. Vala, kaip jums parodyti? Na, tarkim, šį čia matote, jis toks yra kaip bokštelis iškilęs ir tokių labai daug pilnas vidus yra. Tai gaila, kad mes nebeatsimename, iš kokio paplūdimio mes jo persivežėme. Bet dabar, kai domimės, tikrai atkreipiame dėmesį į tokias detalės, netgi iš apačios galima matyti, jog yra daugybė mažų susidariusių kristaliukų. Kišva, matote? Tai ką, turbūt čia savo video ir užbaigsime. Jeigu norite pamatyti daugiau tokio tipo video, sužinoti daugiau apie mineralus, apie jūros galbūt vandenį, jūros stiklą, galbūt palikite komentarą ir mes sukursime daugiau tokių video. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų. Ate!